Sveiki visi sodininkai, daržininkai, mėgstantis auginti daržoves ir mėgstantis eksperimentuoti savo darže. Norėčiau pristatyti Agrofirmos sėklos 2013 metų sezono naujienas. Pradėsiu nuo pomidorų ir paprikų, kurie yra sėjami anksčiausiai. Šiemet mūsų asortimente yra 3 nauji paprikų hibridai. Paprika Comtessa veislė pasižymi labai įdomiais vaisiais, jie yra ilgi, pats augalas yra ir taip pat gana aukštas, sveria vaisiai apie 100–140 gramų, sunokę tamsiai raudoni. Taip pat turėsime paprikos hibridą Rubika, kurios vaisiai užauga iki 140 gramų svorio, sunokę yra tamsiai raudoni. Paprikos hibridas Oreni, sunokęs oranžinės spalvos, vaisiai stambus kubo formos. Turėsime 4 naujas pomidorų veislės. Itališka veislė Costoluto Fiorentino, manau, patiks tiems, kurie mėgsta mėsingus, skanius pomidorus. Augalai yra aukštaūgiai, ši veislė auginama šiltnamiuose. Taip pat turėsime šiek tiek vėlyvesnę veislę Piramidę, kuri ypatinga savo vaisių formą. Jie šiek tiek primena pipirus ar paprikas. Vaisiai taip pat gana stambus, labai skanus. Ši veislė skirta auginti šiltnamiuose. Žemaūgė veislė Čiko, kuri labai tinka konservavimui, auginama tiek šiltnamiuose, tiek lauke. Taip pat turėsime avietinių pomidorų Malinovo Henrika hibridą. Veislė yra atspari nepalankiom augimo sąlygom, aukštaūgė, vaisiai labai skanus, stambus, siekia 200 gramų. Pat norėčiau pristatyti kelias pomidorų veislės, kurios bus mūsų Lucielite linijoje. Tai veislė Purple Calabash, kuri ypatinga ne tik puikiu skoniu, bet ir spalva. Taip pat pomidorai yra labai derlingi, aukštaūgiai. Veislė Ananas, geltoni pomidorai, pasižymintis saldžiu skoniu, taip pat aukštaūgiai, labai tinka patiekalam papuošti, konservuoti. Ir norėčiau dar papasakoti apie veislę Bajaja. Šita veislė ypatinga tuo, kad gali užauginti ant krūmo apie 700 vaisių. Vaisiai yra nedidukai, iki 10 gramų, o tuo tarpu augalas pats yra žemas. Ir vaisiai ypatingai tinka patiekalam puošti ir yra labai gero skonio. Labai tinka auginti balkonuose. Taip pat noriu pastebėti, kad visos Lucielite sėklos pakeliuose turi žymeklius, kurie yra labai patogus ir jūs visada atsiminsite, ką esate pasėję ir kur esate pasėję. Ridikėliai Kvarta, čekiška veislė, pasižymi tuo, kad užaugina gana didelius šakniavaisius, kurių skersmuo siekia apie 3,5 cm. Turėsime naują olandiškų krapų veislę. Pasižymi šitą veislę, kad nelinkusi žydėti ir labai tinka rišeliniam derliui. Mūsų asortimente šiemet 2 naujos moliūgų veislės. Moliūgai ypatingai populiari daržovė, kurios auginama vis daugiau kasmet. Turime itališką veislę Marina di Chioggia, tokia groblėta odele, bet oranžiniu minkštimu. Labai skanus moliūgai, nėra labai dideli, vartojami švieži, gali būti konservuojami, šaldomi. Taip pat turėsime muskusinių moliūgų veislę Naples Long. Šitie moliūgai ypatingi tuo, kad muskusiniai moliūgai labai tinka kepiniam pagardinti. Juos galima ne tik
ne tik iš jų, sakykime, virti sriubas ar juos konservuoti, bet galima daryti uogienės ir labai tinka įvairiam kepiniam. Taip pat šiemet turime ropinių kopūstų naują veislę Super Schmelz. Šie kopūstai ypatingi tuo, kad gali užauginti iki 8–10 kg sveriančius stiebagumbius. Šiaip kaliarapės yra labai lengvai auginama daržovė ir taip nepelnytai Lietuvoje primiršta, nors ir patys stiebagumbiai, o ypatingai jauni lapai, turi labai daug vitaminų ir maistinių medžiagų. Turime naują čekišką veislę morkų hibrido Jitka, vėlyvos morkos, kurios pasižymi ypatingai gerų skonių ir gerai laikosi per žiemą. Taip pat turime naują mangoldų veislę Bright Lights. Lapkočiai yra kelių spalvų. Mangoldai taip pat yra viena nereikliausių daržovių, labai paprasta juos užauginti ir yra labai maistingi ir tiesiog labai geras produktas, turintis daug vitaminų. Taip pat turėsime naują vasarinių ridikų veislę Astor. Ridikai yra sėjami šitie Liepos viduryje, rugpjūčio pradžioje ir užaugintus auga 2 mėnesius, o užaugintus galime šaldytuve išlaikyti iki vasario vidurio, iki kovo. Turėsime naują veislę pupelių Piękny Jas, lenkiška veislė, aukštaūgė, vijoklinė, pasižymi labai gerų skonių ir užaugina labai didelės pupeles. 1000 sėklų sveria daugiau nei kilogramą. Na ir paskutinės mūsų naujienos. Tai agurkai, Everest ir Charlotte, abu hibridai, auginami ir lauke, ir šiltnamyje, galima juos ir konservuoti, ir auginti. Charlotte yra ypatinga tuo, kad iš vieno tarpugamblio gali užauginti kelis vaisius. Galima šitą agurką rišti prie atramų ir auginti prie atramų. Tad visiems linkiu išbandyti mūsų naujas veisles, gero derliaus ir gražaus pavasario.